Garbėjas Kristui. Taigi sveikiname su gegužės mėnesiu. Štai tas pilnas žiedų laikas, kuris džiugina. Vakar buvom solidarūs su dirbančiais žmonėmis. Bažnyčia šitą šventę, kurią inicijavo daugiausiai socialdemokratai, atkreipdami dėmesį į išnaudojimo reikalus, į dirbančių žmonių teisingumo, orumo klausimus, irgi panaudojo, primindama, kad iš tikrųjų, kad už darbą turi būti dorai atlyginama, kad atlygis turi padėti žmonėms oriai gyventi ir šeimą išlaikyti. Mastalas paskui kalbėjo apie higieninius reikalavimus, vadinamus, kad atlyginimas ir darbo sąlygos nuleistų žmogui džiaugtis darbu. Tai bažnyčia primena šitą pareigą darbdaviams rūpintis teisingais atlygiais. Pelno troškimą, dividendų gavimą derinti su mokėjimu atsakomybės imtis už. Tai vakar šventėme, ar ne, ir matėme, kad Vilniuje buvo eisenos, čia Kaune bėgimas, buvo už taiką, prezidento Adamkaus inicijuotas 10 kilometrų ir šiaip jau studentų folkloro festivalis, tokios pilnas gyvybės miestas ir iš tiesų dėkui Dievui už tą gegužės mėnesį. O jisai mums, tikintiems žmonėms, krikščionys, yra susijęs ir su Velykų dar laikotarpiu. Mes meldžiame gerąjį Dievą, kad padėtų mums džiaugsme gyventi. Iš ties leisti savo būti privilegijuotiems žmonėms ir mokytis džiaugtis. Lietuvoje sunku džiaugtis. Aplinka tokia yra, kad labai dažnai mes susirūpinimą mokam išreikšti, o džiaugsmo mums sunkiau išreikšti. Tai krikščionims, katalikams yra pareiga būti tokiais kitokiais pranašais, kitokiais liudytojais, kad galėtumėm išties, matydami tą tikrovę, sujaukta kartais įtampos pilna, kad mes vis tiek galėtumėm džiaugtis ir kitus žmonės atsisėsti. Tai šitie švento rašto skaitiniai, kuriuos dabar skaitome, vėlgi ir primena mus, kas atsitiko po prisikėlimo Jeruzalėje. Ir apie pirmuosius mokinius, kurie pasidarė drąsūs ir džiaugsmingi, liudydami, kad to prisikėlusio Kristaus vardas, jau tariamas vardas turi galią, pastato luošius ant kojų. Ir tada tie apaštalai, kurie, vėlgi tos pačios žydų tarybos akivaizdoje liudija, kad jie atsisako paklusti parlamento narių reikalavimui tylėti ir nieko nekalbėti apie Jėzų, kurį tautos vadai nužudė prikeldami ant kryžiaus, bet kurį viešpaties galia prikėlė. Tai buvo draudžiama, buvo persekiojimai, į kalėjimus jau dabar kišami. Tai skaitome, kas darėsi, kaip vienybėn telkėsi pirmieji krikščionys ir džiaugsme gyveno, drąsūs buvo. Tai melskime ir savo, kad tos drąsos turėtumėm daugiau. Tai tikėti patys, kad Dievas galią turi, kad mes gerą stogą arba gerą užnugarį turim. Ir ne, kad mes ne šiaip savo iliuzijose gyvenantis, bet turim pagrindą po kojų. Ir kad būtų tos išminties daugiau. Šiandien dabar girdėsime parlamento slaptą posėdį. Jie svarsto, ką daryti su tais liudijančiais apaštalais, kurie neklauso. Ir tada buvo lyg svarstama, gal jų žudyti, gal jais atsikratyti.
Tai štai iš apaštalų darbų klausykime, kaip kartais vieno žmogaus, išmintingo žmogaus, parlamentaro tinkamų laikų užduodamas klausimas arba pastaba, kaip gali pakreipti įvykius. Iš apaštalų darbų. Taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti apaštalus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas. Visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis susibūrimas ir ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Pasišaukė apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei atskiruose namuose ir skelbti džiaugsmingą žinią apie Jėzų Mesiją. Tai Dievo žodis. Nu, žodžiu, toks va, ar ne, pasakojimas. Išmintingo žmogaus, gerbiamo, išsilavinusio labai, galima sakyti, Jeruzalės universiteto pačio vadovaujančio profesoriaus, kuris išugdė ir Paulių, kaip žinome, ar ne, kuris buvo labai gerbiamas, kuris turbūt irgi širdį nešiojo tam tikrą nuoskaudą, kad galbūt nemokėjo prieš kelias savaitės, kada Jėzus buvo teisiamas, irgi tinkamai sureaguoti. Ar jo neklausė, štai dabar jisai ryžtingiau sureaguoja, imasi atsakomybės, rizikos tam tikros. Ir paleidžia, ir galim įsivaizduoti tuos mokinius, kurie vis tiek nuplakti, ar ne, matėm, ar ne, filmus, ką reiškia plakimas. Tai kaip po nuplakimo, gal ten mažiau ten jiems tų įkirčių davė, negu Jėzui, ar ne, kai žiūrėjome filme. Tai jie išėjo džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo galėjo net patirti panieką, patyčias. Ir toliau tada viešose vietose nebijojo liudyti toj pačioj šventykloj, iš kurios juos surinko, sugriebė, į kalėjimą uždarė, vėlgi parodydami tam tikrą atkaklumą, ar ne? Tai vėlgi mums yra pavyzdys mokytis drąsos. Sakoma, jie gavo tuo metu, buvo gavę šventąją dvasią, mes per krikštą irgi šventąją dvasią teoriškai esame gavę, bet čia dabar aiškiai susitinki su tokį vieną paklaikusio žvilgsnio moterinius, kuris sako, kažin ar atgimęs iš aukštybių, žinai, ar tu tiki, aš patėjau, kuris gelbė. Sakau, šiaip, sesė, šiaip, važiavo, sakau, ar tu kalbi kalbomis, ar tu atgimęs, sakau, taip, kalbu kalbomis, atgimęs iš aukštybių. Tai žinai, va, tai tas klausimas, ar tikrai tu tiki, ar ne, kad atgimęs iš vandens ir dvasios, ar tikrai tu Dievo dvasios dovanas turi. Tai ten, žinau, prie to suoliuko, ten tos kažkokius 2 vaikinukus, tai net ten jau stipriai atakavo. Vakar mačiau pro langą,
ėjo stačiatikių ten kažkokią grupę, prie jų prieš su lapeliais iš karto, žinai. Tai va, tai tokio gali irgi mokytis atkaklumo, ar ne? Va? Ir noro dalintis tą gerąją naujieną. Tai skaitykime Evangeliją. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Minia buvusi anoje ežero pusėje matė, kad ten tebuvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę Jėzaus palaimintos duonos. Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: Iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė: ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai. Ir keletą minčių. Čia epizodas, apie kurį skaitėme, yra iš Jėzaus gyvenimo iki jo mirties, ar ne, vadinamas gyvosios duonos pamokslas. Visą šią savaitę mes kalbėsime ir klausysimės, ką Jėzus sako apie save kaip mus stiprinančią jėgą, papildus, gyvąją duoną. Ar ne? Tas, kas mums reikalinga, kad mes būtumėm ištvermingi gyventojai. Ir sako, jeigu norim amžinybės, maistas išliekantis amžinajam gyvenimui. Jūs jo gausite iš žmogaus sūnaus, tai yra iš Jėzaus, iš manęs. Jisai buvo padauginęs ir duoną, ar ne, ten iš tų 5 kepalėlių, 12 pintinių, trupinių, reiškia pasisotino minia. Ir po to jisai kalba, kad ne vien skrandžio, ar ne, patenkinimas, bet dvasinio alkio numalšinimas yra svarbu ir kad jisai turi kitokios duonos, kitokios medžiagos, kuri daro žmogaus gyvenimą tvarų amžinybei. Tai va, tai per beveik visą savaitę mes gyvendami po N metų, vėlgi galim pagalvoti, koks mūsų santykis su Eucharistija. Ar mes tikime, kad komunija arba mišios yra pats švenčiausias sakramentas, kuris mus gali statyti ant kojų, palaikyti mūsų ištvermę, gebėjimą džiaugtis, atleisti, gėrių dalintis. Skaitysiu, ką sako žodis tarp mūsų. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti ir skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Mesiją. 2011 metais Italijos mokslininkai paskelbė naujus Turino drobulės tyrimo rezultatus. Daugybė žmonių yra įsitikinę, jog būtent į šią drobulę buvo įsuptas mirusio Kristaus kūnas. Su ja, kaip manoma, jis buvo ir palaidotas. Pasak mokslininkų, drobulėje įsispaudęs nukryžiuotojo vyro atvaizdas nebuvo nutapytas. Tad kaip jis ten atsirado? Mokslininkai pamėgino ant bandomojo audinio gabalo išgauti panašų atvaizdą, pasitelkę lazerį. Jiems pasisekė tik iš dalies.
Spėjama, kad tokiam pačiam atvaizdui, koks yra įsispaudęs Turino drobulėje, sukurti reikėtų mažiausiai 34 000 milijardų vatų energijos. Tai suprantama, jeigu įsuptas į drobulę žmogus tikrai prisikėlė iš numirusių, juk Dievo galia neabejotinai didesnė nei bet kokia žmogaus sukurtoji galia. Įstatymo mokytojas Galamėlis veikiausiai pajuto šią galią išgirdęs pamokslaujančius apaštalus. Kodėl jis drauge su kitais teismo tarybos nariais nepasmerkė apaštalų? Akivaizdu, jog jis stengiasi būti nešališkas. Jei tie vyrai kalba tiesą, kodėl reikia juos tildyti? Blaiviai žiūrint, toks mažas būrelis vyrų negalėtų daryti jokios įtakos, patys nepatirdami galingos pagalbos. Tiek Drebulės istorija, tiek Gamalėlio sampratavimai rodo, kad krikščionybė pranoksta minčių ar sumanimų rinkinį. Ji yra Dievo galimybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Išganymo žinioje slypi galinga jėga, galinti perskverbti širdį ir gyvenimą, perkeisti žmones, ir tave, ir tavo aplinkos žmones, nors galbūt jie dar neįtikėjo Kristų. Tad neapgaudinėk savęs ir tam tikra prasme Dievo, manydamas, kad tik ypač šventi žmonės gali būti paveikus Kristaus liudytojai. Jeigu šiandien sugebėtum surasti vieną progą su kuo nors pasidalyti savo tikėjimu, tai atneštų pokyčių. Beje, kalbama ne apie tavo galią, o apie Jėzų ir jo jėgą. Kalbėdamas apie tikėjimą neužmiršk, kad ne tu kalbi. Tai šventoji dvasia byloja per tavo žodžius. Jis savo malonę persmelkė tavo liudijimą. Viešpatie, džiaugiauju, kad manyje gyvena tavoji dvasia. Tesuspindi ji per mane. Trokštu drąsiai liudyti tave visais savo žodžiais ir darbais. Tai šiandien kviečiu visus melstis, liudyti savo darbais, tiek žodžiais, tiek darbais. Ir pirmiausia, tai melskimės už mūsų centro bendruomenę, melskimės už dvasinius ugdytojus, kurių gretose pirmiausia tai yra tėvas Gintaras, Albinutė. Šiandien melskimės ir už ekscelenciją, kuris šiandien laiko 12 valandą mišias, kviečiame visus labai. Melskimės už Švento Ignaco Lojolos bendruomenę, už vadovus juo. Taip pat šiandien kviečiu melstis už mamas, tiek būsimas, esamas, mirusias mamas. Todėl, kad artėja mamos diena, labai graži šventė, jinai asocijuojasi su žydėjimu. Tai kviečiu melstis, ir mišios turbūt bus skirtos mamoms. Tai aš manau, kad bus labai gražios mišios. Taip, dabar kviečiu dar melstis už Elenutę. Elenutė šiandien gimtadienis, bet jos nėra, bet nežinom, koks yra puikus žmogus, pamulinė. Kviečiu melstis už ją. Ir šiandien dar yra toks įdomus jubiliejus, tai 20 metų, kaip dirba mūsų Angelytė. Tai va, tai tokia graži šventė irgi. Aišku, tokių jubiliejų daugiau mes galėtume paminėti, bet tiesiog pašnibždėjo mums kažkas, tai kad tokia graži šventė. Per radiją. Ir melskimės dar už tai, kad sektorinio centro atidarymas būtų, kad mes pajėgtume jį padaryti tokį, kokio norėtume, taip, nes dar darbų yra labai daug, tai tiesiog už tai, kad tie darbai įvyktų ir jis būtų toks, kokio mes norėtume. Tai dar kviečiu melstis už mirusius bendruomenės narius ir už sergančius. Mes turim ne tik bendruomenėje, bet ir savo šeimose. Nežinau, ar viską pasakiau. Už Ukrainą iš tikrųjų pasimelskim, nes šiandien ryte girdėjau, tai ukrainiečių kariuomenė pajudėjo link Sevastopolio.
visas Sevastopolis praktiškai apsuptas ir jau vyksta, reiškia, mieste mūšiai. Tai iš tikrųjų baisus dalykai, kai melskimės už tos žmonės, kurie priima sprendimus ir tenai. Tai būna tegu Dievo valia. Melskimės už mūsų mokytoją Eglę. Jinai 8 vaikelio susilaukius, 3 sūnus. Ir jinai pirmalaikis gimdymas, tai 31 savaitę, tai žinai, vaikelis ir mama sugavo, mūsų lituanistė. Tai žinai, kad 8 vaikelis tai jos buvo, sakė, žinai, 3 vaikas buvo jos daktarinė disertacija, kurią buvo pradėjusi, ir paskui pasuko link vaikų, vaikiškų disertacijų. Ar daugiau dar nėra?